Vėl tai paskui atsirado, kad mes praeitais metais organizavome Dalai Lamos vizitą. Tai yra, viskas yra įkrauta, ta prasme, šitą idėją, kuri ta prasme, tą pačią. Ir kažko mes naujo iš esmės nesukuriam, tai yra struktūra socialinės bendruomenės, socialinio tinklo, tą, ką puikiausiai daro, daug sėkmingiau daro kokie Facebookas ar Twitteriai. Bet čia yra, aš tiesiog, pamatysiu, ta prasme, bet čia yra keli dalykai, ta prasme, kurie gal nereikia, aš galvoju, gal kaip tik tu, Gintarė, papasakot, nes tu tą geriau žinai ir aš kažkaip tau norėjau šitą perleisti, aš tada galėčiau, girdėdamas tave, būtent panaviguoti. Gerai, aš gal, nes Kęstutis tai labai kaip čia išdėstė tą tokį filosofinį prieigimą, aš gal praktiškai pasakysiu, kas čia yra. Tai realiai, jeigu taip pasitelkti alegoriją, čia yra tuščias namas, tai yra sukurta internetinė infrastruktūra, reiškia puslapis, kuriame jau dabar gali kiekvienas iš jūsų prisijungti ir tapti vartotojai. Dabar, ką čia daryti, tai mes su ta mintim nekovok, perėjom prie tikslo susirasti bendraminčių ir dalinkis. Reiškia, dalinkis pozityvų, kaip savo gyvenimo būdą keisti, kad jisai turėtų mažesnį poveikį aplinkai. Tai šitas tinklapis ir yra skirtas sudėlioti gero gyvenimo būdo praktikas, pasiūlyti idėjas, ką mes kiekvienas galim daryti. Tai pavyzdžiui, Rita sėdi čia pas mus prie stalo ir jinai yra irgi tausotojų bendruomenės narė ir jinai siūlo praktiką rinktis ekologiškas higienos priemonės, atsižvelgiant ir pati nurodo ten kažkokį tai šaltinį, kur yra pavojingų cheminių medžiagų sąrašas. Tai jinai sukūrė tokį veiksmą, pasiūlė įrankius tą veiksmą įgyvendinti ir kiti bendruomenės nariai gali sakyti, jo, aš palaikau tokį veiksmą, aš įsidedu į savo kolekciją. Tai ir mintis ir yra dalintis tokiais veiksmais ir kad kiti žmonės prie jų jungtųsi arba kurtų savus. Tai vienas yra būdas tiesiog skleisti geras idėjas, bet kitas yra dalykas, kad kai jūs kažkokiuose projektuose sukuriant geras iniciatyvas, tai yra būdas atvesti tas iniciatyvas į viešumą, parodyti, kaip gali žmonės jomis naudotis. Na, nežinau, koks čia pirmas pavyzdys ateina į galvą, čia kritikavo tą CO2 skaičiuoklę, bet kadangi dabar niekas kitas neateina. Maps.lt aš sukūriau CO2 skaičiuoklę, kuri parodo CO2 pėdsaką kelionės ten viešuoju transportu ir automobiliu. Tai aš irgi galiu, kaip pasakyti, padariau veiksmą keliauju sąmoningai, reiškia, domiuosi, kokį mano CO2 pėdsaką sukelia mano kelionės, parašiau tokį veiksmą, įdėjau nuorodą į CO2 skaičiuoklę ir tai yra būdas kitiems žmonėms sužinoti ir prisijungti prie tokios praktikos. Tai iš esmės šitam puslapį yra 2 tipų įrašai, kuriuos galit jau kurti jūs ir atvesti bendruomenės narius. Tai yra veiksmai, ką aš darau, rūšiuoju šiukšles, ten renkuosi šampūnus pagal sudėtį, keliauju sąmoningai ir bet kas kitas gali būti milijonas neribotas kiekis veiksmų. Tie veiksmai, jeigu mes sugrįžtume į sritis, tai mes sugalvojom keletą, čia yra 7 sritis iš gyvenimo būdo, kur gali būti įvairios geros praktikos. Tai renkantis maistą, renkantis kelionės būdus, renkantis rūbus, grožio ir buitinę chemiją, apstatant savo namus ir taip pat ieškant gerų idėjų. Tai galima įvairiose gyvenimo srityse dalintis tais veiksmais. O kitas dalykas yra mediateka, tai yra tiesiog dalintis gerais informacijos šaltiniais irgi pagal panašias sritis. Tai aš nežinau, ką čia dar papasakoti, gal kokių klausimų yra, bet iš esmės tai kaip galima prie to prisijungti, gal ką galima dar papasakoti. Tai jau šiandien, čia Kęstutis jo rodo, kaip atrodo mediateka, tai irgi įrašai tiesiog, kur galima įkelti nuorodą, failą, video ar dar kažką tais. Bet tikslas, kad šitas puslapis taptų tokiu kaip ir traukos centru tarp bendraminčių, dalintis gerom idėjom ir gerą informaciją. Ir šitas puslapis nepriklauso niekam, nėra čia nei mūsų kažkokio tais logotipo, kad čia būtų Beko iniciatyva. Čia yra tiesiog bendruomenė ir mūsų vizija su Kęstučiu ją kuriant buvo, kad mes atiduodam ją Lietuvos žaliesiems ir
daugiausia tikriausiai tikslinė grupė būtų jaunimas, kad jie galėtų keistis ir dalintis įvairiais gyvenimo būdo tokiais patarimais ir juos galima šėrinti Facebook'e ir panašiai, tiesiog praplėstų savo akiratį, ką tai reiškia gyventi ekologiškai, nes tas žodis tikrai abstraktus ir jisai po savim talpina dažnai gerus norus, bet nebūtinai paremtus realiais veiksmais. Tai vat, kad būtų tų veiksmų daugiau. Tai nežinau, gal aš kažką dar reikėtų čia paminėti. Atsiprašau, galima klausimą. Ar labai užterštas dirvožemis Lietuvoje? Nežinau. Šiaip su dirvožemiu yra kitos problemos, jisai degraduoja labai smarkiai nuo intensyvios žemdirbystės ir taip toliau, ir būna nuo netinkamo, tarkim, gyvenimo. Tikrai nežinau. Tai va, tai tiesiog toks kvietimas yra, tai tu parodyk dar tą prisijungti, gal puslapį. Nes prisijungti galima paprastai per Facebook'o savo profilį, arba tiesiog susikurti vartotojas su savo elektroniniu paštu. Ir iš tikrųjų prisijungęs žmogus tai pradžiai gali kolekcionuoti įvairius įrašus, o jeigu jisai nori juos ir kurti, reiškia skleisti savo mintis, tai tada jis turi tapti autoriumi. Tai tam, kad taptų autoriumi, reikia, kad jį patvirtintų vienas iš esamų autorių su vienu pavyzdiniu veiksmu. Tiesiog toks filtras, bet vėlgi pati bendruomenė, o ne mes kontroliuojam, reiškia, esami autoriai priima naujus autorius. Tai va, ir, kaip pasakyti, namas pastatytas, įrengtas, veikia, dabar reikia gyventojų. Tai kviečiam įsikurti. Visi gyventojai kviečiami.